prie truputėlį žemiškesnių reikalų. Į sceną kviečiu Mozę, bet ne nuo Sinajaus kalno, o iš Nemenčinės. Labas vakaras, Moze. Labas vakaras. O sakyk iš tiesų, kaip ten pase parašyta, nejaugi Mozė. Parašyta Nestukas Balabanskiai. Iš Nemenčinės, iš nedidelio miestelio. Tu ką, myli savo Nemenčinę? Nemenčinė tai maža to, kad ne tik spalvotas žmonių miestelis, Nemenčinė tai čia gyvenimo būdas. Tai, o, kaip įdomu. Tai pasakyk man dar, jeigu tu laimi 40 000 litų finale, kaip juos išleidi? Truputį kitaip. Kai aš laimiu 40 000, taip, reiškia taip. 2000 Vilniaus kolegijai verslo vadybos fakultetui tualetiniam popieriai. Tualetiniam popieriai? 2000? Taip. 2000 Nemenčinės Gedimino gimnazijai, visiems ten menams, dailiai, šokiams ir dramai. Ir dar 5000 sirdams, tūsą darom, openeilę, labai gerą. Palauk, o čia kada tu suskaičiavai naktį turbūt? Aš jau pasiruošęs iš anksto. Na gerai, nepasidėkit tų pultukų, paimkit į rankas. Pasižiūrėsim, kaip seksis Mozei. Where's my money? Ačiū. Nu dabar jūsų verdiktas, sakykit. Na, sveikinu tave, Ernestai. Žiūrėk, 2 minutės jau turi, bet tai dar šiek pirmas 8 buvo prieš. Tu atsimeni, kuris čia už tave paspaudė tą mygtuką, matėjai? Kuris ne, bet veidus aš jau žiūrėjau. Gerai, išsiaiškinsim paskui, bet mums dabar daug svarbiau, ką pasakys gerbiamiausioji žiūri. Aš galiu pasakyti tik tai komplimentą. Aš žinau, kad tas viską, ką čia matėm, tai yra daryti labai sudėtinga iš tikrųjų. O tie, kurie daro pirmą kartą, net siūlau nebandyti to daryti. Minimalus bardakėlis, bet tai irgi buvo gražu. Man patiko labai ir aš žinau, kad tai yra labai sudėtinga. Bravo. Inga. Man patiko, kaip važiavai ant vieno rato ir grojai. Norėjusi gal net mažiau triukų,
bet tiksliau jie būtų buvę atliekami. Man kaip tik tas važiavimas su vienaračiu, aš suprantu, kad tai labai sudėtinga, bet jisai iš vis labai gerai, kad tu mažai jo važiavai ir kad patrodė kitus triukus. Tikrai, nes tai buvo, nu taip, atsiprašau, čia mano nuomonė. O visa kita labai buvo faina, šmaikštu, aišku, krito lasdelės, krito, susiviniojo siuliukas, kaip turėjo būti, supratau. Taip, jis repetavo, kad nukristų, aš stebėjau repeticiją. Aš labai tikiuosi, kad kitą kartą tu repetuosi daug daugiau ir pažadėk man, kad tai padarysi. Aš galiu pasakyti, kodėl. Aš sirgau, o vat pabandykite namie su tokiais parepetuoti. Aš kolidoriui pas save bendram kaimynui žiūri, sakau, langai, ten langai, namuose tvarkoj, langai. Kambarį jau 2 iš 3 lempučių nėra. Kodėl būtent tai? Kas vedė tave į tokį cirkinį kelią? Reiškia taip, čia kažkur tai. Va čia. Čia mano pirmas žaislas. Aš jį nusipirkau, čia šiaip žaidžiamas su 2 pagaliukais, bet aš sulaužiau. Čia aš galiu pasigirti, pats padariau. Kodėl viena juoda, kita balta, jing-jang. Čia milžino ausies krapštukas. Taip. Ir praktiškai šitais žaislais aš išmokau žaisti labiau kitus mokydamas. Štai, prašau. Bet man patinka dėmesys, va tai va. O tu moki aitvarą padaryti? Nemoki. O žinau, kad gali tave išmokyti. Gali išmokyti tik tai komisijos pirmininkas. Gerai, Ernestai, publika buvo tau labai maloninga, tik 8 prieš iš 20 galimų. Nežinau, kaip mes būsim maloningi tau ar ne, tegul Vitalijus pirmas pradeda, prašom. Jis pagerėjo ne tik ką daro, bet ir kaip juokisi. Teisingai, jis yra didelis artistas. Aš sakau taip. Violeta sako taip. Ačiū. Gerai, mat jūs tai man patinka. Tu turi du taip. Aš sakau taip. Matai, kaip tau sekasi. Jūs negalite O aš sakau. Negalite, aš žinau, kur jūs gyvenat. Tada aš sakau taip. Sveikinam tave. 4 taip, manau, kad kitaip ir būt negalėjo. Negalėjo, mes uždėjome. Jis parodė viską, Bakuras, todėl, kad aš manau, kad jis norėjo, kuo labiau. Viską, ką moko, viską parodo. Pusfinalis įgalėjęs atsirinks geriausiai. Man patinka tas toks nemenčinės aplink Vilniaus Lenko tipas toks. Visą yra nuotaika. Matau, jauties puikiai. Taip. Klausyk, o ką čia reiškia tos tavo pripaišytos rankos? Avataras, tas, kur valdo 4 stichijas. Čia manau, kad daugiau valdai negu 4. Taip. Duonos ir žaidimų sakė.